Pamatinė idėja yra Lietuvos dainų šventei 90 metų. Todėl ir drugelio sparnuose, kaip ir pamatysim galutiniam rezultate, yra smuiko ir boso raktai. Jau 2 metai mes apsiėmę šitą projektą, taip sakant, daryti. Tai tas įsipareigojimas priverčia daryti kiekvienais metais vis kažką naujo ir neblogiau norėtųsi padaryti, norėtųsi tik geriau padaryti. Šioj situacijoje sudėtingiausia būtent tai, kad mes ir patys nematom, kaip iš tikro iš toli atrodys tas daiktas, todėl susibraukyta metrais, reiškia tam tikrom linijom, kad sugebėtume tą simbolį padaryti teisingą. Mokiniams tikrai tai ne pirmas projektas, nes mūsų centras prisideda ir prie Trakų puošimo, Trakų miesto apželdinimo. Tai mokiniams tai tikrai ne naujiena būtent dirbti tokius darbus. Gėlės be abejo rinktos pagal tai, kas labiausiai matytųsi iš didelio atstumo. Tai vis tik tai tiesiog einu žiūrėti senamiestį, žiūriu, kas pasimato, ko trūksta. Tai pasirinktos ryškios raudona, aišku, ir vėliavos gal spalvos panaudotos, raudona, geltona, aišku, žalia lapų spalva. Ir tas baltas šlamutis ir žilė, reiškia tiesiog atskirti nuo žalio šlaito, kad išsiskirtų tas simbolis. Tai va tokios gėlės. Nežinau, ar Europoje didžiausias drugelis, bet Lietuvoje tai tikrai didžiausias drugelis. Važiuojant Aleksoto tiltu arba iš senamiesčio kai kurių vietų labai puikiai turėtų matytis šitie simboliai.